Labas vakaras, eteryje Panorama, antradienio įvykiai ir pagrindinės naujienos. Euro zona pasiryžusi svarstyti naują pagalbos programą Graikijai, nors iš jos nesulaukė jokių pasiūlymų. Užsienio valstybių vadovas žada, kad karinės pratybos mūsų regione ateityje bus dar didesnio masto. Dėl pieno supirkimo kainų su perdirbėjais nesutarintys žemdirbiai grasina šaliausiantis pienvežių iš kaimyninių šalių. Nuo sausros mėnesiams žemdirbiams valdžia rekomenduoja drausti pasėlius, pagalbos nežadama. Graikija nepateikė jokių naujų siūlymų Eurozonos finansų ministrų posėdėje, teigia Maltos premjeras, nors Eurozonos partnerės nori atvykti su konkrečių reformų programos planu. Eurozonos pirmininkas sako, kad iki rytojaus Graikija turėtų pateikti prašymą dėl naujos pagalbos programos, rytoj jį pasirengę svarstyti finansų ministrai. 3 valandą Briuselyje prasidėjo Eurozonos narių viršūnių posėdis. Jokių konkrečių siūlymų, laiškų ar kitų rašytinių dokumentų. Pateikė, bet labai greitai atsiųs Europos finansinio stabilumo mechanizmo paramos prašantį laišką ir siūlymus, kokiu pagrindu galime dėl to susitarti. Prašymą finansų ministrui dėl rytoj rinksis svarstyti tolesnių žingsnių. Angela Merkel sako, nematanti pagrindą su Graikija. Tu matei?